Yra du žodžiai. Pirmas žodis yra žmogus, kuris atvežė mums daiktą, kuris mums yra labai svarbus šimtmečio proga. Nu, tikiuosi, ne Saulė iš rytų kažkas atvežė, ne? Šimtmečio Ne daiktą. proga. Šimtmečio proga nepriklausomybės aktas. Taip, bet žmogus, kuris atvežė. Mažylis, mažyliukas. Nors galima sakyti, kad čia nuotrauka neapsirengusio profesoriaus irgi galima taip paaiškinti. Kiek žodžių? Du mažylio aktas vadinasi. Neapsirengusio profesoriaus nuotrauka, o dieve, mano. O, nu ne, čia būtų neįmanoma atsakyti. Būtų Mažylio reikėję vėl aktas. kažką apie moteriškus aksesuarus šnekėti. Klausykit, jūs čia po kelinto bokalo, ponai ir ponės. Gerai, žiūrėsim toliau. Mažylio aktas. Aš manau, čia galėtų būti finaliniai debatai tokie mūsų su Ingrida, kuriuos mes šiandien Mes galėsim paruošti arenoje. Prašau, toliau. Tai, kas sumažėjo labai per pastaruosius metus ir susitraukė. Nu, jeigu aš pasakysiu infliaciją, mane akmenimis užmėtys. Du žodžiai. Kas labai sumažėjo. Arba knyga alternatyviai. Sakykit, ką norit. Ką? Knyga sumažėjo? Ne, tai arba knyga, arba tai, kas sumažėjo anot Seimo klasikų per pastaruosius 100 metų. Gyvulių ūkis? Taip, gyvulių ūkis. Gerai, liko du paskutiniai. Bet svarbiausia, spėjau visiškai iš lemputės ir pataikiau. Tai jūs kaip ir prognozuojate ekonomiką, tai jūs žinote, būna tai. Tuo tarpu, matot, viskas baigėsi to, kad nebeprognozuoju. Taip. Taip, dabar du žodžiai. Prožektas Aleksandro Hrigorčiaus, už kurį moka Vladimiras Vladimirovičius. Čia Astravo atominė. Absoliučiai, tik elektrinė Taip, tas pats. Easy, easy. Ir paskutinis giesmė, kuri galėjo būti Lietuvos himnas. Bet Kuri galėjo netapo. būti. Laisvė.